šalia sveikatai palankaus maisto technologijų. Gavau 3 vaikų mamos Jurgitos klausimą, kokias avižinės kruopas išsirinkti, ar greito paruošimo, kurias apdoroti reikia tik 1 minutę ar 8 minutės. Iš tikrųjų, renkantis avižinės kruopas, pirmiausia rekomenduojama rinktis kruopas, bet jeigu renkatės dribsnius, tai būtina rinktis viso grūdo dribsnius ir atkreipti dėmesį į tai, kad rinktis kuo dažniau, kai apdoroti reikia ilgesnį laiką, tai yra 8 minučių, tarkim, terminio apdorojimo laikas, nes tos avižinės kruopos dribsniai bus ir skanesni skonio atžvilgiu ir mažiau perdirbtas produktas, negu greitai paruošiamos 1 minutės avižiniai dribsniai. Taip pat būtina atsižvelgti ir į tai, kad kai kurie avižiniai dribsniai būna praturtinti dar papildomai avižinėmis skaidulomis. Tai reiškia, kad vartodami tokius avižinius dribsnius jūs gaunate ne tik tai viso grūdo avižinius dribsnius, bet dar plius pridėta avižinių skaidulų papildomai. Tai juose, pavyzdžiui, žiūrint į maistingumo deklaraciją, galime atkreipti dėmesį, kad skaidulų bus netgi 12 gramų. Kaip, tarkim, paprastuose avižiniuose dribsniuose, kurie nėra praturtinti, yra viso 100 gramų 11 gramų skaidulinių medžiagų. Tai iš tikrųjų avižiniai dribsniai dar yra tokie, kurie paženklinti rakto skylutės simboliu. Ir rakto skylutės simbolis rodo tai, kad produkte jau nereikia žiūrėti maistingumo deklaraciją, jau galite nuspręsti, kad tokiame produkte yra skaidulinių medžiagų sveikatai palankus kiekis ir šį produktą galima rinktis vartoti. Tai reziumuojant, rinktis kuo mažiau perdirbtas kruopas, pirmiausia rinktis ne dribsnius, o kruopas avižinės, o jeigu renkamės dribsnius, tai kuo mažiau perdirbtus, kurių terminis apdorojimo laikas yra ilgiausias. Jos bus ir skanesnės, ir sveikatai palankesnės. Ačiū Jums, būkite sveiki ir laimingi.